farai. Įvyko apiplėšimas vidury baltos dienos, kai už 24 šokoladukus Dubajuje sumokėta 400 eurų. Šią liūdną gaidą nusprendžiau padaryti jums tutorialą iš kelionės, ką reikėtų daryti kelionėje ir ko ne. Pirmas patarimas - turėti kažką nuo uodų, apsaugą, kremą, purškiklį, nes kitaip jūs sules ir tikrai bus ne kažką. Aš gerai, kad turėjau bent jau purškiamą pudrą, kai ėjome į restoraną, galėjau paslėpti savo spuoguotas kojas. Būtinai turėkite vaistų skrandžiai, nes nežinia, ko prisivalgius, dažniausiai kiekvienas kelionėje dažnai apsinuodėja ir jei ne tu, tai gali būti tavo draugas. Kai važinėjai motoroleriu, kitose kraštuose būtinai jį laikykite pilnu baku, nes kitaip galite naktį negrįžti namo. Būtinai turėkite to šalies grinųjų pinigų, nes jeigu norėsite kažką gražaus nusipirkti, dažnai jie kortelių nepriima. Jeigu nenori tropinėse šalyse sudegti, būtinai naudokite Kids 100% SPF, to jūs ir nuotrauką parodysiu, nes 50 gali būti per mažai. Turėjome labai nesmagų įvykį, jeigu ekstra keliausite daivinti, nardyti po vandeniu su akvalangais, be baliono, tai nenerkite per daug giliai, nes gali akvalangas prispausti jūsų akis ir jos gali sprogti kraujagyslės ir tikrai bus ne kažką. Turėjome įvykį, nelinkėčiau nei vienam. Tuomet dažniausiai labai gerai turėti vietoj dušo drėgnų servetėlių, jos visada praverčia. Tai aš naudoju Šalixa 1LT servetėlės, kurios drėkina, yra su tonikais ir netempia veido. Kosmetika, jeigu vežatės, iki 100 ml vežkitės, nes kitaip reiks išmesti. Rimkite tik tai, kas nedūžta. Tai pasiimkite su savimi draugą, kuris moka egzotiškus vaisius gerai doroti. Tai Frančetė čia mums parodė, kaip kokosus reikia valgyti ir ananasus. Tuomet buvome labai mandrame viešbutyje, kur turėjome tualetą japonišką, kuris gali nuplauti jums užpakalį. Būtinai rekomenduoju išbandyti. Tuomet pabuvojome Dubajaus palmėje, sukurtoje žmonių saloje. Čia buvo tikrai labai faina, paėmiau draugams, šeimos nariams lauktuvų. Turėkite draugą su BMW. Tuomet reikia kažką pigaus ir gero nusipirkti kažkokio iš parduotuvėje. Nusipirkau tintą, su juo padarysiu tutorial sekantį ir Katy Perry fake batus. Draugams po kalėdinį žaisliuką parvežiau ir šokoladą, kuris nebuvo vertas ne euro iš tikrųjų, nes lietuviškas skanesnis. Būtinai užkilkite į Burj Khalifa, nes kitaip reiškia nebusite buvę Dubajuje. Apsipirkau Sephora, palaikiau Huda Beauty, padarysiu tutorial. Rekomenduoju dar turėti knygą bei piderastkę.